Sveiki! Šiandieną kalbėsime apie daugelio jūsų gerai žinomą ligą. Tai tulžies pūslės akmenligė. Gal pagalvojote, jog tai nėra aktualu? O taip tikrai nėra. Nes daugelis iš jūsų, televizijos žiūrovų, net nežinote, jog turite akmenis tulžies pūslėje ir niekada apie tai negalvojate, nes nebuvo pirmojo skambučio. Skausmų po dešinių šonkulių lankų, nugaroje, pilve, nepageltote, nebuvo šaltkrečio ir nereikėjo skubiai važiuoti į ligoninę. Taip, mes net ir turėdami akmenis tulžies pūslėje galime pragyventi visą gyvenimą ir niekada nepajusti šios ligos protrūkio. Tačiau jos komplikacijos yra tikrai skaudžios. Šiandieną laidoje kalbėsime apie tai, kaip galima būtų to išvengti, kada reikėtų susirūpinti ir kreiptis į gydytoją, dar nieko blogo nejuntant. Ar galima tai išgydyti tik vaistais? Liaudiškai sakant, ištirpdyti akmenis. Antpilais, įvairiais maisto mišiniais, papildais, o kada jau reikalinga operacija. Šiandien laidoje žiūrėkite, tulžies akmenligė. Deja, tik penktadalis žmonių žino, kad jų tulžyje jau kaupėsi akmenukai. Kokios priežastys tai lemia? Nutukę pacientai žymiai dažniau serga tulžies pūslės akmenligė. Kokie akmenys pavojingesni sveikatai ir kodėl? Apie tai šiandien laidoje. Šiandieną studijoje svečiuose Medicinos diagnostikos ir gydymo centro, chirurgijos centro vadovas Alfredas Songaila. Sveiki. Sveiki, daktarai. Taigi, tulžies pūslės akmenligė. Ar tai teisingas pavadinimas? Tai čia akmenys, ar kaip daktarai sako, konkrementai? Teisingas pavadinimas. Teisingas. Iš tikro akmenys ir yra tulžies pūslėje, ne kas nors kita. Kodėl mes šiandien apie tai kalbame? Ar tai aktuali problema? Na, mes kalbam apie 1% žemės gyventojų. O. Tai, man atrodo, problema pakankamai aktuali. Tai yra, ką tik gimė vaikai ir labai seniai. Tai yra 1% visų gyventojų. Kiek žmonių žino, kad jie turi tulžies pūslės akmenligę? Tas skaičius yra tikrai nedidelis, nes dažniausiai skundų neturi 80% praktiškai iš tų, kurie serga akmenligė. Ir tik tai 20 yra su skundais. O kaip žmonės sužino? Na, sužino tai dažniausiai pakeliui tirdamiesi kažką tai. Dažniausiai netyčia kažkas kažką pamato. Taip, dažniausiai darant echoskopiją yra pamatomi akmenys, nes tai yra praktiškai geriausias būdas ištirti šitai lygai. O jeigu yra simptomai, tai kokie jie? Na, švelniausių sunku atrinkti iš tikrųjų, nes tai yra susiję su visų virškinamojų traktų. Tai gali būti kartėlis, gali būti vidurių pūtimas. Na, o ryškiausias ir pats toks aiškiausias simptomas tai yra aštrus skausmas. Ir tas skausmas tai neturi būti jisai, kad yra dešiniai pilvo pusėje, viršuje, ar tai duobutėje, jisai gali būti labai įvairiuose vietose, nes ne vienas žmogus yra, pavyzdžiui, gydytas nuo širdies problemų, o išoperavus tulžies pūslę visiškai pasveiko. Medicinos diagnostikos ir gydymo centre Vilniuje operacijos, taip pat ir tulžies pūslės šalinimo, atliekamos 3 moderniai įrengtose operacinėse. Iš viso šioje gydymo įstaigoje įvairių sričių chirurgai atlieka apie 100 įvairių rūšių operacijų. Medicinos diagnostikos ir gydymo centre siekiama tausoti žmogaus organizmą, tad ir atliekamos operacijos vadinamos tausojamąja chirurgija. Jų tikslas – maksimaliai tausoti žmogaus organizmą. Visada, kai tik įmanoma, pasirenkami tokie operacijų metodai, kurie leidžia spręsti problemą mažiausiai invazyviu būdu. Tai ne tik mažesni pjūviai, bet ir mažesnis stresas prieš operaciją, silpnesnis skausmas. Tai didžiausias komfortas, rūpestis ir slauga po operacijos. Efektas pasiekiamas patyrusiems chirurgams atliekant laparoskopinės, endoskopinės, artroskopinės operacijas bei ekstrakorporinės litotripsijos lazerinės procedūras. Didelė dalis operacijų atliekama dienos chirurgijos skyriuje, kai pacientas tą pačią ar jau kitą dieną yra išleidžiamas į namus. Medicinos diagnostikos ir gydymo centro stacionaras visai neseniai išsiplėtė. Čia įrengtos jaukios vienvietės ir dvivietės palatos su visomis šiuolaikinės komunikacijos priemonėmis. Ligoniais rūpinasi dėmesingos ir profesionalios slaugytojos. Kaip formuojasi ir kokie tie akmenys būna? Nes mes žinom, kad yra granitas, špatas, nežinau, kažkokie brangakmeniai. Na, formuojasi iš tikrųjų
tikro mechanizmo iki galo taip ir nėra aišku. Nes jeigu jisai būtų išaiškintas, atsirastų taip pat būdų, kaip gydyti tą problemą. Bet pagrindinė problema tai yra sutrikęs tulžies pūslės darbas, akivaizdžiai. Ir dėl sutrikusio darbo pūslė net išsituština ne iki galo, lieka užsistovi tulžis ir iškrenta, kadangi tulžis tai yra druskos, iškrenta kristalai, sakykime taip, ant jų užauga akmenys. Tai kokios rūšys gali būti šitų akmenų? Akmenys gali būti tiek pigmentiniai arba cholesteroziniai, o gali būti ir mišrus. Jūs sakot, blogas tulžies pūslės darbas. Tai kaip atsiranda tulžies pūslė ir už ką tulžies pūslė atsakinga? Jau jūsų klausimas sako, kad tai yra tulžies pūslė. Tai yra iš tikrųjų pūslė, kuri atsakinga už, yra kaip rezervuaras tulžies. Pūslė pati negamina tulžies. Tulžį gamina kepenys. Ir štai čia labai dažnai pacientas klausia, jūs man pašalinsit tulžį, kaip aš gyvensiu. Taigi tulžies mes niekam nešaliname, šalinam pūslę, jeigu reikia. O kas lemia dabar akmenų atsiradimą, kaip aš sakiau, sutrikęs darbas, bet vėlgi įtakos turi tiek mityba, tiek konstitucija pacientų. Nutukę pacientai žymiai dažniau serga tulžies pūslės akmenligę. Vėlgi reikia paminėti, kad tai moterų problema didžiumoje. 7-8 kartus dažniau serga moteris. Aš kažkada, kai buvau studentas, darbą tokį rašiau, skaičiavau. Taip, jūs teisus. Vyrai rečiau serga. Vyrai žymiai rečiau serga, nors sakykim taip, kad vyrai maitinasi greičiausiai prasčiau negu moteris, ta prasme, dietos laikosi veikiau, bet čia matomai turi daug didžiausios įtakos, tai yra nėštumai ir gimdymas. Ir iškai hormoninė pusiausvyra. Taip, hormoninė pusiausvyra ir netgi mechaninis spaudimas. Pacientai atvykstantis į medicinos diagnostikos